Sveiki, brangus klausytojai. Su jumis Aušra ir podkastas 5 minutės. Atiduoti tai, kas yra Dievo. Ir šis akmuo, kurį pastačiau kaip paminklą, bus Dievo namai, o iš viso, ką tu man duodi, tikrai atseikėsiu tau 10. Pradžios knygos 28 skyriaus 22 eilutė. Pagal tuometinį paprotį pažymėti stambius įvykius, Jokūbas pastatė paminklą Dievo maloniai, kad kada tik jis eis šiuo keliu, galėtų apsistoti šioje šventoje vietoje ir pagarbinti viešpatį. Tuomet Jokūbas padarė įžadą sakydamas: jei Dievas pasiliks su manimi, saugodamas mane kelionėje, kurią pradedu, ir duos man duonos ir drabužių apsivilkti, idant sugrįžčiau ramybėje vėl į tėvo namus, tai viešpats bus mano Dievas ir šis akmuo, kurį pastačiau kaip paminklą, bus Dievo namai, o iš viso, ką tu man duodi, tikrai atseikėsiu tau 10. Pradžios knygos 28 skyriaus nuo 20 iki 22 eilutės. Jokūbas nesistengia čia sudaryti sandorio su Dievu. Viešpats jam jau buvo pažadėjęs gerovę. Ši priesaika tai atsakas širdies pilnos pagarbos Dievo meiliai ir malonės užtikrinimui. Jokūbas jautė, kad Dievas turi atitinkamus reikalavimus jam, kuriuos jis turi pripažinti, ir kad už suteiktą dievišką palankumą yra reikalingas kažkoks atsakymas. Taip ir kiekviena mums išlieta palaima kviečia atsiliepti į visų malonių autorių. Krikščionis dažniau turėtų peržiūrėti savo gyvenimą ir su pagarba prisiminti, kada Dievas jam padėjo praeityje, palaikė, kai buvo sunku, atvėrė duris prieš akis, kai atrodė aplink tamsa, ir atgaivino, kada jis buvo išsekęs. Visa tai jam turėtų būti įrodymu, kad dangiškieji angelai rūpinasi juo. Matydamas visus šiuos nesuskaičiuojamus įrodymus, jis su nuolankia ir dėkinga širdimi dažniau turėtų paklausti, kuo galiu atsilyginti viešpačiui už visą, ko jis dosniai man davė. 116 psalmė, 12 eilutė. Brangus klausytojai, mūsų laikas, mūsų turtai, mūsų nuosavybė turi būti pašvęsta tam, kuris patikėjo mums šias palaimas, kad dėl mūsų Dievas stebuklingai veikia arba mums yra suteikiamas naujas ir tikras palankumas, tai mes savo dėkingumą turime išreikšti ne vien žodžiais, bet kaip ir Jokūbas, dovanomis bei aukomis, skirtomis jo reikalams. Kaip pastoviai mes gauname Dievo palaimas, taip pastoviai mes turime duoti. Su jumis buvo podkastas 5 minutės ir Aušra.